ruošiasi stoti į apsauginės ir ketvirtadienį bus atranka, ar pateks mokytis ar ne. Tai norėčiau, kad jai pasakytumėt, kad nebus jokios atrankos ir ji nepateko. Ji gyvena Kaune į 20 metų. Geriau padarom atranką telefonu. Paskambinam ir sakysim, ketvirtadienį bus praktika, bet dabar yra teoriškai reikia atsakyti. Pakeliam kažkas skambina. Alio, kas skambina? Alio. Добрый вечер. Solidu, ne? Ne. Ta. Kad? Atsiprašau, ką sakėte? Patilk foniuką. Labas vakaras. Labas Ar vakaras. su panele Greta kalbu? Taip. Greta, čia dėl ketvirtadienio, kur bus ta atranka, ar jūs pateksit mokytis ar ne, skambina Gydys Ivaškevičius ir šalia manęs yra mano kolega. Ar jūs turite laiko dabar kalbėti? Ne. O kur jūs dabar esat? Atrankoje. Kaip suprasti atrankoje? Ketvirtadienį tik bus. Man dabar. Jūs galite susikaupti, nes kažkaip jaučiu Aš įsiblaškimą. suprantu, kas čia skambina. Jeigu supranti, tai nusiramink ir pakalbam. Kas čia skambina? Kas tau skambina, Greta? Tai jūs duosit, kas čia mane taip bando įdurta prasme, kas čia jums pasisprašė. Greta, tu nori, tavo gyvenimo svajonė būtų apsauginiu? Sauginė? Taip, aplamai iš kur. Tu nori saugot žmonės? Ką tu nori saugot? Taip, noriu. O tu moki muštis? Žmonės ar pastatus? Žmonės. O tu moki muštis? O tu moki negerti arba nevalgyti, kai kalbi su kažkuo? Moku, žinai ką, moku muštis ir moku negerti tik tai. O moki salto daryti? Nemoku dar, aplamai sakykit, kas čia prašė jūs. Aplamai nėra tokio lietuviško žodžio. Apskritai. O muštis, tai ką tu lankiai kažkokį karatė, taekwondo, bushido? Lankiau ir dabar dar lankau. Ką lankai? Ką dabar lankai? Viską, ką išvardino. Viską, ką išvardom. O rimtai? Paskutinis nėra tokios. Bet... O rimtai? Jo, rimtai, mes su tavim rimtai. Tu žmogiškai gali pakalbėti ar ne? Aš neku žmogiškai. Nu, tai mes tavęs klausim, tai tu moki muštis ar ne? Moku. Kokiu kavos menu tu moki muštis? Malūnų? Viskuo. Tu čia ne. Gerai, viskas. Aš šlapė tarp kojų. Suspaudė tau ten. Prisisopėlė, ar kas yra? Tai kas skambinamgi normaliai šnekam. Uždaryk klapaną šitą savo. Jo, iškvėpk orą. Nes tu dabar viską absoliutinė. Esi kaip supermenas, atrodo. Man su jumis pakalbėti ir man yra garbė, kad jūs skambinat, nes jūs esat patys gražiausi Lietuvos vyrai, bet žinokit, prisijuokiau jau gana. Tai mes nejuokaujame, mes šnekam, norim sužinoti dėl apsauginės darbo. Įdomu. Malonu, kad tu juokiesi. Tai čia yra tiesa dėl apsauginės darbo. Ne, bet aš klausiu, o rimtai, jeigu tu... Ir man tarp galvų nežinau. Mes tau pasakysim viską, tu tik tai mum atsakyk normaliai klausimą. Moki muštis, ar ne? Šiek tiek moku. Šiek tiek. Kokią kovos meną tu moki? Karatė, kung fu, muay thai? Karatė. Kiek metų lankai? Kokį diržą turi? Tai kurį dabar man klausimą atsakyti? Abu. Kiek metų ir koks diržas? 9 metų, nėra metų. Nėra metų dar. Nėra metų. O diržą turi kokį nors? Juodas. Aš tai lakinį nusipirkau. Prie kostiumo. Odinį juodą turi. Su auksinės aktim. O klausyk, kodėl tave traukia apsauginės darbas? Tu dėl to, kad ten gerai moka, ar dėl to, kad tau tikrai įdomu? Ar dėl to, kad ten dirba kažkoks gražus apsauginis bičas ir tu nori kartu su juo į pamainą patekti? Iš kur tu žinai? Žinau, nes tu mėgsti, žinau, patvarėsi, o tvarkytis. Tai dėl to ir žinau. Nu, tai... Matytų mane? Mes jaučiam iš kalbos. Žvakę laikiau. Aš tikrai irgi galėčiau pasakyti kažką negražu, bet aš esu tiesiog išauklėta. Ne, mes irgi išauklėti, bet mes išauklėti ant tiek, kad mes užduodam klausimus. Kaip tu galvoji, kas mus auklėjo? Ta prasme, šunų toj globoj. Šunų globoj? Kokioj šunų globoj? Kokioj šunų globoj? Jūsų šunų. Mūsų šunų globoj? Ką aš galiu pasakyti, nu, dėl to tikriausiai ir varai apsauginį dirbtą, ne? Gerai, aš jau išsiaiškinau, kas čia jums parašė. Neįstoji niekur, ar kaip yra?
Nu, taigi dar stosi tik tai. Ir kur įstosim? Nu, bus dirbtuvas. Ne, tai mes klausim, kur stosi, tiesiog įdomu. Nu, tai įstosi tai parašyti. Tau yra 20 metų, tai tu po 12 klasės kažkur stojai ar nestojai, ar ėjai karate? Stojau, dabar mokusi, stosiu dar, žodžiu, viskas gana jau. Tai gerai tada. Nu tai ir stok, ketvirtadienį iškirsk tą dėstytoją, kurį reikės. Man tiesiog euforija dabar pakilo, kad jūs man paskambinot, tiesiog džiaugiuosi, negalėsiu užmigti naktį, nes tokie 2 karšti vyrai man paskambino. Nu tai va, tu pati atskleidė, kad esi nimfomanė. No. Nieks tavęs už liežuvį netraukė, bet per 2 minutės pasakai, kad eini dirbti dėl gražuolio vyro, apie mus kažką gražiai pasakyti. Ne, einu dirbti to, kad noriu traukti žodžiu, viskas. Ir dūsau į mikrofoną. Taip, tai pati įsidavai, kad tiesiog... Ir kaifuoju žodžiu viso. Čia. Iki.